yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Šovė į galvą, reiškia, skelbiant, kad Lietuva jau laisva, bet pridėt, kad ir Latvija bus laisva, ir Estija bus laisva, mes buvom pirmieji. Lietuvių tauta pasauliui pirmą parodė savo ryžtą. Net ir būdama maža 3 milijonų tauta, galų gale praktiškai pradėjo ir nuvertė imperiją. Kovo 11 nuėjo į Lietuvos istoriją labai tvirtai, labai giliai, įsimintinai. Tai diena, kai išsipildė ilgamečiai tautos lūkesčiai patiems tvarkyti savo gyvenimą. Aš Gorbačiovui padaviau mūsų nepriklausomybės aktą. Gorbačiovas man pasakė, kad tu turbūt esi dabar ambasadoris pas mane. Paskui aš perdaviau tuometiniam TSRS ministrų pirmininkui Ryžkovui. Jis labiausiai buvo pasipiktinęs dėl to, kad tenais buvo parašyta Jūsų ekscelencija. Jūsų prakilnybė, ten buvo tas laiškas pirmas. Negi rašysi ten draugas Gorbačiovai arba gerbiamas Michailas Sergejevičia. Asmeniškai kalbant, žinoma, tai aš ir sakydavau Michailas Sergejevič, taip kaip rusams priimta yra, reiškia, tokiame tiesioginėme pokalbyje. O jisai net bandydavo, reiškia, užimti tokio globėjo aukštesnio, reiškia, rango asmens poziciją ir kreipdavosi vardu. Aš nesakiau Miša ar kaip nors kitaip, aš sakiau Michailas Sergejevič. Tam tikrais momentais atsiskleisdavo toksai grasinimas ir bandymas moraliai gniuždyti, kas jūs tokie, ką jūs čia svajojat, kas tai jūsų nepriklausomybę pripažins. Niekada jūs to negausit. Ir Sovietų sąjunga niekada su to nesutiks. Ir niekasgi jūsų nepalaiko vakaruose, tai buvo tiesioginė kalba. Jau po kovo 11-osios, kai mes susitikom Maskvoje. Praėjus nei 2 mėnesiam po nepriklausomybės paskelbimo, jau po vizito Skandinavijos šalyse, aš gavau sutikimą būti priimta pas Džordžą Bušą, senjorą, tuometinį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą. Ir tas priėmimas buvo be galo svarbus. Tai buvo pirmas žingsnis išeinant į didžiųjų valstybių lygmenį su atviru dialogu pristatant Lietuvos temą. Šiandieną norėčiau pristatyti Today I would like to present the concerns to President Bush of the Lithuanian situation. Kai kuriam užsienio valstybėm mūsų nepriklausomybės paskelbimas buvo problema. Nors formaliai Jungtinės valstybės, vakarų valstybės pagrindinės jas mus rėmė ir, kaip žinot, buvo ta vadinamoji nepripažinimo politika. Ir kai štai staiga mes atvykstam ir sakom, tai ačiū už visą okupacijos laikotarpį, kad jūs laikėt šitą nepripažinimo politiką, dabar prašom ją paverskite į pripažinimo politiką. O čia jau viskas sustodavo. And this is how Prime Minister Prunskiene of Lithuania made hers. She, like Manley, is the head of her government. Bušas, žinoma, buvo pakankamai santūrus ir atsargus, kalbėdamas apie mūsų apsisprendimą. Ir man ypatingai įstrigo susitikimas su Margaret Thatcher, nes aš jo labai laukiau, daug vilčių dėjau, kaip nekaip tarptų aukštų, stambiausių pasaulio, vakarų pasaulio valstybių
vyrų, jinai buvo vienintelė moteris ir tikėjausi, kad jinai geriau mane supras. Iš pradžių jinai bandė mane mokyti, nedestabilizuoti Gorbačiovo perestroikos, nesutrukdyti, nesukelti konfliktų. Tačiau, kai aš ėmiau dėstyti savo argumentus, mūsų pokalbis užtruko arti 2 valandų ir jinai galų gale pasakė, taigi mes dainuojam vieną dainą. Po to sekė susitikimas su Mitterrandu, žymiai santūresnis, šaltesnis, o pas kanclerį Kolį, kalbėdama gerai vokiškai ir žinodama Vokietijos tradicijas, daugybę politikų jau iki tol, aš jaučiausi visai gerai ir jisai davė suprasti, kad jis remia, parodė Thatcher laišką, neva jinai ėmėsi moderavimo, ėmėsi koordinavimo vakarų valstybių veiksmų, paremiant mus. Sveiki visi. Aš nežinau, ar jau suspėsiu su visais sveikintis. Ačiū, mes jau kalbėjom. Tai, kad... Sveiki, nereikia mušėt rankų. Nelabai noriu. Aš atpratau vakaruose. Kai man teko lankytis po vizito į vakarus pas Michailą Gorbačiovą, tai šalia jo sėdintis Ryžkovas visą laiką piktai barbeno savo nepasitenkinimą, vadindamas mus separatistais ir dar panašiai. Na, o kai jam ėmė antrinti Gorbačiovas, tai aš jam pasakiau, Michailai Sergejevičiui, jūs pats atkimšot tą butelį, turėdama minty perestroiką, kur buvo mūsų laisvė, o laisvė nepasiduoda valdoma. Ir teks su to skaitytis. Dideli prisiminimai lieka dėl Islandijos paramos, kuri nepaisydama galingųjų valstybių nepritarimo, netgi pasipriešinimo, sugebėjo paskelbti pripažinimą. Šito dar reikėjo ilgai laukti ir kovoti, 1,5 metų maždaug iki pučo Maskvoje žlugimo, kad buvo galima. Tada jau visos valstybės labai skubiai tiesiog varžėsi, kuri pirmoji užmegs, atnaujins, tikriau sakant, diplomatinius santykius su Lietuva ir tik tai tada jau viskas įsisprendė. Mūsų diplomatai dirbo užsienyje visais okupacijos metais. Ir 3 valstybės, Jungtinės valstybės, aiškiai, Vašingtone, Londone, Jungtinėje karalystėje ir taip pat prie Šventojo Sosto, beje, buvo ambasados, kurios nuolat veikia, mūsų atstovai nuolat buvo pripažįstami. Tai tam tikrą prasme mes turėjom tą testinumą, kur kitos įstaigos neturėjo. Mums reikėjo mokytis, kaip atkurti valstybę ir gyventi pagal diplomatijos tradicijos. Bet aš džiaugiuosi, jog turėjom galimybę suburti tuo metu tikrai daug gerų specialistų, kurie norėjo padaryti daug gerų darbų Lietuvos valstybė. 91 metais, kai atkūrėm nepriklausomybę, kai staiga pradėjo vykti delegacijos ministrų ir premjero pripažinti Lietuvos nepriklausomybę, aš manau, kad tuo metu mes dar nebuvom išreiškę savo aiškaus noro tapti ES ir NATO nariais, bet manau, kad pasąmonėje politiniai lyderiai apie tai mąstė ir galvoja. Ne visi drįsto tai pasakyti viešai, nes dar sovietų armija buvo Lietuvoje. Buvo labai mažai paramos ir palankumo tokiems mūsų ambicingiems tikslams ir vakarų šalyse. Pirmą kadenciją man teko dirbti ir aš baigiau darbą 92 metais. Tai ES NATO narystės mums dar buvo kaip tolimas siekinys, nors be abejo su ES pasirašinėjom tam tikrus susitarimus. Buvo pirmieji žingsniai, o apie NATO dar kada buvo kariuomenė svetima mūsų teritorijoje, tai negalėjo būti ir kalbos. Mes, atsimenu, dirbom intensyviai Europos saugumo bendradarbiavimo konferenciją, dabar vadinama Europos saugumo bendradarbiavimo organizacija rėmose. Ir pavyko pasiekti, kad būtų įtraukta šitas punktas, tas buvo 92 metais, kad būtų įtraukta tas punktas, kad kariuomenė turi būti išvesta. Ir po to, pamenu, teko lankytis Maskvoje
tada buvo Jelcinas prezidentas. Kai mūsų pokalbį mes jau pradėjom kalbėti apie kariuomenės išvedimą, tai jisai sako, nu, tak s Lietuvai načniom. Ateit, reiškia, nuo Lietuvos ir pradėsim. Po to rugsėjo mėnesį, kaip žinot, buvo vizitas į Maskvą, buvo pasirašyti dokumentai, beje, ne visi, irgi įstrigo labai įdomus epizodas, kada mes paruošėm visą pluoštą dokumentų ir ant stalo jau buvo sudėti ir prezidentai Landsbergis ir Jelcinas nuėjo pasišnekėti paskutiniam pokalbį, ateina ir pusę nuima nuo stalo. Atėjo Jelcinas į tą susitikimą, kaip buvo pažadėta, ir atėjo piktas. Atsinešdamas popierius, nu šitą aš labai gerai atsimenu, tai tikrai įsimintiniausias dalykas. Pribraukytus, tai ką, čia blogai parengta, čia nieko negalima pasirinkti. Po to, kai dirbo pusę metų, kai visi buvo suderinę, kiekvieną žodį. Na, man pasidarė gana kraupu. Ir aš, kadangi mūsų santykiai visada buvo labai geri, draugiški, artimi, galima pasakyti, sakau, Boris Nikolaevičius, bet čia tiek daug dirbom, gal ką nors mes galim čia dabar, o čia pat vietoje, paspręsti. Nu ką čia paspręsti, čia, nu čia netinka, čia reikia dirbti iš naujo, nu gal šitą. Ir tarp tų šitą buvo kariuomenės išvedimo tvarkaraštis, kuris iš tikrųjų buvo pats svarbiausias dokumentas. Vis tik 306 tūkstančiai vien tik personalą, milžiniškas skaičius įvairių jų organizacijų atskirų. Tai čia reikalauja didžiulio organizacinio darbo ir kontaktų su tuometinės Rusijos armijos vadovybė. Buvo daug tokių atvejų, kada užstrigdavo reikalai. Ir tekdavo įsikeišti arba kalbėtis su kariuomenės vadovybė tarybos tuometinės Rusijos arba tiesiog su Borisu Jelcinu. Tokia buvo nepaprastai įtempta situacija ir mes buvom ant ribos. Mes galėjom ir nepasiekti, kad laiku kariuomenė būtų išvesta. Ir aš atsimenu paskutinį pokalbį, tai buvo prieš 2-3 dienas, prieš rugsėjo 1 dieną, ir mes visi laikėm, kad tai yra principų klausimas. Tai buvo paskutinis pokalbis šitą temą su prezidentu Borisu Jelcinu ir aš labai vertinu šitą pokalbį tuo, kad jisai padarė visiškai realų posūkį visų įvykių eigoj. Todėl, kad generolai Rusijos galvoja apie savo reikalus, visiškai negalvodami apie politiką. Savo ruožtą aš kalbėdamas su Rusijos prezidentu kalbėjau apie politiką. Sakau, yra susitarimai, aptarimai ir visiškai supras teisingai visas pasaulis, jeigu Rusija išlaikys savo įsipareigojimus, išlaikys savo susitarimus ir iš tikrųjų kariuomenė išeis. Na, paskutinis ešalonas, kuris išvažiavo prieš pat 12 valandą, žinoma, tai buvo toks, sakyčiau, tragiškai komiškas. Todėl, kai jis išvažiavo iš Kauno Panemunės, tai desantinės divizijos štabo likučiai. Ir ten buvo palikę 14 kareivių, kurie gan laisvai jautėsi. Jau žinoma, mums tai buvo principo klausimas, kad jie paskutiniai laiku išvažiuotų per Kenos sieną. Ir galim pasidžiaugti, kad tai vyko taip, kaip ir buvo numatyta. Pagaliau sulaukėme dienos, kai mūsų žemę paliko svetima kariuomenė. Nuo pat 1940 metų mūsų krašto gyventojai nesitaikstė su tokiame padėtim, siekia tapti vieninteliai šeimininkai savo tėvynėje. Ko gero paradoksaliausias atvejas buvo man NATO būstinėje 93 metų pavasarį, kai aš pirmą kartą kaip užsienio reikalų ministras naujos vyriausybės, kairiosios vyriausybės, nuvykau į NATO ir buvo klausima, o ką aš galvoju apie NATO. Primenu, kad tuo metu Rusijos kariuomenė dar buvo Lietuvoje ir aš turėjau būti labai atsargus, nekalbėti to,
kas pakenktų galų gale reikalui. Bet paradokso esmė yra tokia. Už labai aukšto NATO pareigūno nugaros, aš jo pavardę prisimenu, buvo žemėlapis. O tame žemėlapyje Lietuvos nebuvo, buvo Tarybų sąjunga. Briuselį gavo signalą, kad bus kokia tai konferencija ir bus Brzezinskis ir mes, taip sakant, kur tai bare prie stalelio ant servetėlės baltos, tiesiog aš jam sudėsčiau Lietuvos pozicijas. Ir manau, kad tas irgi turėjo reikšmę tokiu būdu dirbant. Todėl, kad Brzezinskis be abejo buvo mūsų rėmėjas, neabejotinai, toliau mes matėm, kiek jis daug nuveikė, bet tuo metu jo visos žvilgsnis buvo labiau į Ukrainą, į didesnį valstybę, tokius didelius strateginius. Lietuva kaip tai buvo gal antram plane. Ir tada, taip padėščius, mes tada tokia buvom idėja iškėlė, jeigu visos 3 Baltijos valstybės nepajėgia, kad tai viena Lietuva gali eiti prieki. Niekas tada netikėjo, kad mes galėtume būti nariais, o Rusija specialiai neratifikavo sienos sutarties, nepasirašinėjo sienos sutarčių su Latvija ir Estija, sakydama, kad neturėdami sienų, neturėdami gerų santykių su kaimynais, jūs niekada nebūsit NATO. Aš tikėjausi, galbūt greičiau visą tai bus, nes tuo metu įvykiai kaip tai judėjo, man atrodo, tokie jau neblogų tempų. Ir Lietuva visi tą paruošiamąjį laikotarpį buvo labai aktyvi. Į mūsų kariuomenės formavimo klausimai, dalyvavimas įvairiose taikos palaikymo operacijose, ypatingai Balkanuose, parodė, kad mes esame disciplinuoti, kad mes išlaikom savo žodį, išlaikom susitarimus, mes ten neblefuojam niekur. Tai, žinoma, tai parodė mūsų solidumą. Pavyko išgirsti prezidento Putino žodžius, kad aišku, mes prieš NATO, aišku, mūsų nuomonė yra kitokia, bet jeigu jūs norit, jūs ten ir būsite. Buvo pirmas Rusijos, nesakyčiau, kad pasidavimas, bet susitaikymas su tuo, kas neišvengiama. Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, and Slovenia. I take it that this is agreed. Thank you very much. The Council has so decided. Tai buvo diena, kada Lietuva buvo pakviesta, oficialiai priimta į NATO Prahos konferencijoje. Samite, tai buvo 2002 metų, sakant, irgi metų pabaiga. Jau tada buvo malonu sėdėti tarp NATO valstybių narių ir išgyventi tą momentą, kada oficialiai paskelbė, kad štai Lietuva esat šeimos, alijanso šeimos nariais. Aišku, ten sveikinimai normalūs, pasikeitimai nuomonėmis. Ir aišku, tada Bušas sako, kągi, už poros valandų matomės Vilniuje. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the United States of America, George Bush. And anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America. Baigėsi ilga ir tamsi baimės, netikrumo, vienatvės naktis. Svarbiausias ES turbūt dalykas, kuris man yra įstrigęs, tai, kad mes pradėjom dėrybas iš tikrųjų ir tada, kada dar nebuvo kalbama apie narystę ir pirmoji sutartis, tai buvo ta sutartis, asociacijos sutartis, kurią pasirašė tuometinis premjeras Šleževičius. Kaip žinot, didžiausias advokatas mūsų narystės ES ir asocijuotos sutarties pasirašyme, tai buvo Danija, tradiciškai mūsų labai remianti ir labai daug padėjo mums visais klausimais. Be abejo, turėjome mes atlikti daug namų darbų, kad tokias susitarimas galėtų būti pasiektas.
jeigu neklystu, 94 metais, kai vyko Kopenhagos vadinamas ES samitas, aš tada sužinojau per savo kontaktus diplomatus, Danijos ir Vokietijos diplomatus Briuselė, kad yra iš tikrųjų reali galimybė, kad ES vadovai pirmąsyk rimtai svarstys ir pripažins Lietuvos ir Baltijos šalių siekį įstoti Europos Sąjungą. Suderinus tekstą gimė laiškas 3 prezidentų ES šalims, į kurį atsižvelgiant jau ES valstybių vadovai priėmė principinį sprendimą, kad įtraukt Lietuvą, Latviją, Estiją į integracijos procesą link Europos Sąjungą. Prisimenu labai gerai, kaip Estija pakvietė pradėti dėrybas ir Lietuvos tame pakvietime nebuvo. Tada man telefonu paskambinau Leonardui Meri, tuometiniam amžinatilsį Estijos prezidentui, pasveikinau jį. Ir jisai, žinoma, su dideliu išdidumu pasakojo, kaip Estija pasiruošus yra ir tai yra vertingas jos pakvietimas. Tada aš, žinoma, po pasveikinimo galbūt ir nelabai diplomatiškai sakau, reiškia, Leonardai, nenusimink. Mūsų nepakvietė. Tačiau mes ne tik, kad pasivysim, bet ir pralenksim jūs. Buvo periodas labai liūdnas, 98-99 metų, bet paskui vis tik nuosekliai dirbant pasisekė laiku visą tai padaryti ir baigti visą derinimą. Man įspūdingiausia buvo tai 99 metų, turbūt gruodžio 2 savaitė vyko ES vadovų pasitarimas Helsinki ir ten Lietuva, man atstovaujant Lietuvai, buvo oficialiai pakviesta pradėti dėrybas stojimui į Europos Sąjungą. Žinoma, tas momentas buvo irgi be galo džiaugsmingas, puikiai jį prisimenu, net ir tą progą, reiškia, Leonardui Meriui pasakiau, ar aš tau nesakiau. Ilgi susitikimai tapo tradicija. Ilgi telefoniniai pokalbiai, nuo kurių ne tik tai, kad nuskausdavo rankos, bet ir ausis įkaisdavo, buvo iš tikrųjų mūsų darbo metodas. Bet ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia būdavo tie matyti rezultatai, kuomet jausdavai, kad tu gali pasiekti. Ir tai matyti nulėmė, kad visa dėrybinė komanda dirbo ir glaustai, ir mes turėjome tikrai labai gerą supratimą tarp atskirų institucijų. Seimas, vyriausybė, socialiniai ekonominiai partneriai, jie matyti irgi jautė tam tikro to istorinio lūžio momentą. Mes turėsim ką pasakyti, kad mes gavom iš tikrųjų, kad mes turime šiek tiek reiškia mums duoti. We decided to heal our continent. We decided to create one Europe. And to our new members, I say, warmly welcome to our family. Our new Europe is born. Sudėtingiausi dalykai buvo Kaliningrado tranzitas, kur iš tikrųjų Rusijos noras buvo taip mūsų įtakoti, kad mes nekontroliuotume visai, kad nebūtume suverenų savo teritorijoje. Kaliningrado tranzito atveju reikėjo priimti unikalų sprendimą. Tokio sprendimo nebuvo, todėl buvo ieškoma įvairių paralelių. Mes atvažiavom prie Amerikos, į Kaliforniją, prie Amerikos, Meksikos sienų, žiūrėjom, kaip ten veikia. Kiti važiavo kitur. Man teko važiuoti kaip specialiam atstovui prezidento į Portugaliją, Ispaniją, Prancūziją, Italiją, Graikiją, įtikinti pietų šalis. Aš vežiojau žemėlapį, rodžiau. Ir štai tie 3 galvos skausmai, kurie buvo Briuselė, aišku, tai buvo pats didžiausias. Rusija, aišku, presingą vystė labai didelį, spaudė labai stipriai, bet Europos Sąjunga visgi priėmė mūsų pasiūlymus ir Rusija turėjo su tuo susitaikyti. Labą dieną. Sprendimas buvo galų gale surastas, kuomet buvo pagalvota, Rusija labai didelė, Lietuva ten konsulatų nepristeigs kiekvienam mieste, reikia atnešti konsulinės paslaugas į traukinius. Štai nuo to momento, čia buvo vienas labai svarbus momentas, ką daryti su konsuliniu. O kitas momentas, koks tas turi būti dokumentas
nes rusai niekaip nesutiko su tuo, kad tai turi būti viza. Iš esmės tai ir tapo viza tas dokumentas, bet jį vadino supaprastintų tranzito dokumentų. Atėnuose, kada mes ėjome pasirašyti Europos stojimo sutarties su prezidentu, su premjeru ir prezidentu Brazausku, tai iš tikrųjų buvo toks jausmas, aš nežinau, kažkaip ir nelabai tikėjusi, kad tai jau viskas, kad mes jau esame nariai. Aš ir dabar atsimenu tuos galbūt netvirtus berniuko žingsnius, kai airis berniukas nešė Lietuvos vėliavą, na, sakykime, 30 ar 40 metrų iki stiebų, kuomet jinai buvo iškelta gegužės 1 dieną 2004 metais. Man tai galbūt ir simbolizavo tam tikrą netikrumą arba kai kurios sviramus, su kuriais, na, Lietuva ėjo į Europos Sąjungą. Buvo įvairių abejonių, ar mes sugebėsime, ar mes esame lygus, ar tai mums bus galų gale palanku. Na, tam tikros emocijos buvo, neslėpsiu. Ir aš ją matyt atsiminsiu ilgam. Paskambino tuometinis prezidentas Kudžma. Aš buvau Šiauliuose. Buvo Zoknių aerodromo tenai atidarimas, sutikimas Latvijos prezidentės, kuri tuo metu turėjo atskristi. Bye. Jūs galite įsivaizduoti, sakant, Kudžma skambina man ir aš esu restorane, vietos pasikalbėjimui praktiškai nėra. Mus nuveda, reiškia, beveik vos ne į sandėliuką apkrautą kėdėmis, pasisukt nėra kur. Ir štai už tos turbūt 3-4 kvadratinių metrų erdvės, reiškia, aš mobiliuoju telefonu kalbuosi su Kudžma, kuris man bando sakyti, kas darosi Ukrainoje. Tai aš sakau, reiškia, ką mes galėtume padėti. Sakau, galbūt reiktų ten kam nors iš, dėlėskim, Lenkijos prezidentui Kvasnievskiui ar kam atskristi. Tai sako, žinot ką, ne Kvasnievskis, bet jeigu kas nors gali šiandieną, reiškia, ukrainiečiai patikėti, sako, tai jūs. Jeigu jūs galit, meskit viską ir skriskit į Kijevą, aš laukiu. Štai yra pradžia. Tada aš iš ten, iš to uždaro užspausto kambariuko skambinu į Varšuvą Kvasnievskiui, sakau, Aleksandrai, aš tik iš Kudžmos gavau skambutį, reiškia, prašo pagalbos. Nu ir 10 minučių skirtumų 2 lėktuvais leidosi. Vienas iš Vilniaus, kitas iš Varšuvos. Ir čia, žinoma, nuo tada prasidėjo maratonas. Maratonas ne tik dieną, bet ir po vidurnakčio ir 2 valandą ryto, kur išvargę derybininkai, reiškia, beveik vos ant kojų stovėdami vis tiek bandėme, sakant, rasti sprendimą suvesti 2 priešingas pusės prie stalo. Ir suvedėm. Pana Adamkusą, prezidentą Lietuvos Respublikai. Aleksandrą Kvasnievską, prezidentą Respublikai Polščią. Oranžinė revoliucija Ukrainoje, ne mesgi ją sutvėrėme, staiga atsirado. Mums reikia nežiopsot, būti aktyviems, būti atviriems ir vykti, dalyvauti ir judėti į priekį. Manau, kad Lietuvos politika šiuo metu tą daro ir ta kryptis yra gera. Buvo 2 alternatyvas. Ar mes ištirpstam, niekur daug neįsišokam, integruojamės į Europos Sąjungą, tai irgi labai svarbus, sudėtingas procesas ir nelabai ten kišamės, kas darosi rytuose. Bet mano matymas visą laiką buvo toks, jeigu mes neturėsim gerų santykių su demokratiniais, pabrėžiu, demokratiniais kaimynais, tie procesai dar tęsiasi, mes turim palaukti, kol jie taps, kai kurie iš jų demokratiniais. Tai mes liksim Europos Sąjungos ir NATO periferijoje, su visom problemam ir komplikacijom. Jeigu mes sukuriam gerus, aktyvius santykius su savo kaimynais, tada mes Europos Sąjungos sandoroj su
gerais, pozityviai mūsų atžvilgių nusiteikusiais kaimynais. Esame išskirtinai geroje situacijoje toliau vystyti Lietuvą, ekonomiką, žmonių gerbūvį, ką tik nori. Tai yra pagrindų pagrindas. Mes įstom į ES ar NATO ir problemos tik tai prasideda. Jos kitokios, bet jos prasideda. Ir mes turim išmokti gyventi su iššūkiais energetikai, iššūkiais tautai. Esant tokiai didelė emigracijai, išmokti Vilnių paversti centru, kuriam koncentruojasi naujos iniciatyvos, naujos idėjos. Toliau kalbame apie būtinas reformas mūsų regione. Štai kas ir svarbiausia. Iššūkiai yra Europai. Ir kadangi mes dabar esam jos dalis ne tik tradiciškai, istoriškai, bet ir struktūriškai ir teisiškai, tai mes turim ir dalį atsakomybės už tai, kaip Europas priima tos iššūkius, kaip juos suvokia. Civilizaciniai iššūkiai ar mūsų civilizacija, kuriai mes priklausom dabar tvirtai ir negrįžtame. Europos civilizacija, ar jinai yra konstruojama kaip uždara, apgulta tvirtovė, iš visų pusių apgulta priešų, ar mes esam besiplečianti, besivystanti civilizacija, kuri priima, adaptuoja iššūkius ir plečia savo vertybinį pagrindą toliau už savo sienų ir ribų. Lietuvos pretenzijos į regiono lyderiškumą, jos išlieka. Jos visą laiką buvo nuo mūsų didžiosios kunigaikštystės laikų, kuomet Lietuva iš tikrųjų sukūrė unikalų konglomeratą, didžiulę valstybę ir taikių būdų iš esmės. Panašiai Lietuva dabar elgiasi. Juk estai, sakysim, atvirai kalbant, mes norim būti ramia tylia provincija, o Lietuva nenori būti. Užtat jinai kelia šitos klausimus, dėl ko iš dalis mūsų kaimynų nepatenkinti, ypatingai aišku Rusija, bet iš kitos pusės jinai priversta skaitytis, nežino, kad Lietuva tos klausimus vis tiek iškels. Lietuvos ateitis be abejo bus ir priklausys nuo ES sėkmės. Mes, manau, ir mūsų pajėgumų, kaip mes susitvarkysime patys čia, kiek mes sugebėsime pasimti resursų iš ES ir kaip mes sugebėsime pavirsti iš paskutinės, iš esmės, provincijos ES, vargingiausios į galbūt auksinę ar bent sidabrinę provinciją. Na, o ar mes sugebėsime tapti centru, regioninio bendradarbiavimo centru, irgi priklausys nuo mūsų ambicijos, politinės valios, ar mes galėsime išeiti iš tikrųjų kaip valstybė, kuri turi savo istoriją, kuris turi savo pajėgumus ir dalyvauti tuose procesuose, dabartinės LDK, sakysim, buvusios LDK teritorijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, kitose valstybėse, kur iš tikrųjų ir šiandien vyksta, kaip ir seniau vyksta susikirtimas tarp vergovės ir laisvės. Mes turime išlikti lyderiais viso šito rytų Europos regiono. Ir praplečiant tai mūsų idėjas, būtent demokratinės santvarkos įvedimą, einant ne tik į Pietų Kaukazo, ką mes darome. Aš manau, kad mūsų įtaka Ukrainoje yra iki šios dienos išsilaikusi labai stipri, kadangi paliekami kontaktai, mes praplėtėm jos su Azerbaidžanu, su Armėnija. Realiausias mūsų partneris labai aktyvios veiklos regione ir labai galintis sustiprinti mūsų veiklą, aišku, yra Lenkija. Ir Baltijos valstybės, aišku, taip pat, jos neabejotinai vienaip ar kitaip įsijungs, bet vis tik tai Lietuvos ir Lenkijos tandemas, jeigu taip galima išreikšti, esu tikras, artimiausiais metais vaidins labai svarbu vaidmenį. Mes esam kaip laisvės demokratijos šaukliai, kurie gerąja prasme užkrėsime mūsų kaimynus, baltarusius, ukrainiečius, tų pačių rusus, tęsti mūsų pėdomis tuos darbus, kuriuos mes pradėjom ir kad mūsų natūralus interesas, kad šalis nuo Baltijos iki Juodosios jūros, kažkada, kai Vytautas Vytautas žengė nuo Lietuvos iki Juodosios jūros, kad tos šalis būtų normalios valstybės, demokratinės valstybės, laisvos rinkos valstybės. Lietuvos vaidmuo yra, man atrodo, labai reikšmingas, su mumis kalbamasi, mus išgirdo ir tai yra labai svarbu. O mūsų užsienio politika turi būti aktyvi,
turi būti stipri, intelektualiai turi būti stipri, turėti labai aiškę poziciją ir ją ginti. Ir tuo pačiu, aš manau, būsime pripažinti lygiai verčiai partneriai šitoje europinėje erdvėje, nes mes tikrai turime ką pasakyti ir turime ką pasiūlyti.